jūsų dirbiniai, jų realizacija, pritaikymas, aplinkoje, interjeruose kažkur, su kokius ryčių dar dirbat? Matot, čia greičiausiai ir būtų tos dvi grupės, tai yra architektai ir interjero dizaineriai. Interjero dizaineriai, jie kupini visą laiką idėjų, o metalas, puikiai žinote, jis nesensta, jis, visuomet renesansas, nežinau kodėl, bet ta medžiaga, kuri galbūt natūraliai rudėja, bet žmonių, tarkim, poreikiuose, madose jinai nesensta. Jinai visuomet yra reikalinga. Ir tikrai, jūs kaip patys matote, kad tiek viešo maitinimo įstaigose, restoranuose, kavinėse metalas yra labai populiarus. Ir jį ten visai neseniai dabar Panorama atsidarė, irgi viena kavinė, tokia kaip Carskое selo, teko pilnai apkalti geležimą ir, žinokit, gražu. Tikrai gražu, ateini ne vien dėl to, kad tai tu padarė, bet dėl to, kad tinka tas dalykas. Ir žmogus jau jaučiasi ne vien tarp, kaip pradžiau sakiau, tarp plastiko, bet ir tarp truputį tikresnių daiktų. Jis tegul ten trumpam užeina, bet jį ten supa kiti daiktai. Ir architektai, kaip mūsų dirbtinės erdvės kūrėjai, kas pakankamai malonu, net jaunoji karta, jie jaučia galbūt, bet kad ne vien tas toks preciziškai nušlifuotas nerudėjantis plienas yra gražu. Reikia ir tos tikrosios geležies. Ir jinai puikiai dera tiek su akmeniu, tiek su stiklu. Labai gražiai.